Šiandieninėme video matysite prekių apžvalgą, kurios dauguma, arba beveik visos, man atrodo, prekės yra skirtas manikiūrui ir pradedu nuo pirmo siuntinio, kuriame yra vienkartiniai aplikatoriai lūpų dažams užtepti. Jų čia yra, man atrodo, 50, o aš pirkau, kad išvalyti iš po odelių dulkes. Žinau, kad jau nepopuliarūs tokie būgneliai dangos nuėmimui ar kažkam, bet palyginimui nago paviršiaus yra tokie storesni. Aš turiu ir storesnį. Pamačiau, kad dabar atsirado plonesnių. Su plonesniu, manau, bus patogiau dirbti, ir prie odelių. Ir norint, aš, pavyzdžiui, naudoju palyginti, jeigu darau, tvirtinu laisvai kraštą poligeliu ar keliu, tai galima su freza pirmiausia savo pasilengvinti ir palyginti tą kraštą. Tai štai tokiam dalykui pirkau, ir tie, kur dideli, jie biški ir vibruoja labiau ir netokie saugus, o šitas mažiukas atrodo, kad turėtų būti saugesnis. Dar nebandžiau, viskas ir stovėjo taip, kaip gauta, tai atskirai pirkau šitą, gal yra ir komplektų, bet aš žiūrėjau, kad man kaina gavosi atskirai perkant pigiau, pirkau 240 gritų, yra gal nuo 180, nepamenu, bet yra didesni pasirinkimai, įvairesni, 50 vienetų tų būgnelių, tų failų vienkartinių. Servetėlės, atseit nesipukuojančios, bet jos vis tiek šiek tiek pukuojasi, nieko nuostabaus, nemoku taupiai naudoti, todėl vis karts nuo karto atsinaujinu ir užsisakau papildomai. Nitrilinės pirštinės, dirbant, atliekant manikiūrui, naudoju pirštinės vienkartinės. Per pandemiją, aišku, visi buvom užsipirkę, jau turėjom daug. Žiūriu, kad mano nitrilinių atsargos baigėsi, liko tik tai lateksinės. Lateksinės man nelabai patinka, todėl papildymui pirkau nitrilinių. Žiūrėjau irgi, kur pigiau šiek tiek, ir pirkau iš karto 2 pakuotės, kad nepirkinėt po vieną ir paskui nemokėt už siuntimą. Puslapis buvo namams, gal paliksiu nuorodas, ir štai tiek kainavo pirštinės. Man atrodo, kad aš užsakinėjau abidvi L dydžio. Nežinau, kodėl čia M. Reikia pasižiūrėti užsakymę, ar man suklydo atsiunčiant, ar aš suklydau užsakinėjant. L dydis viskas gerai, nėra plonos. Galai pastiprinti truputį. Kaip paršikoda atrodo. L dydis truputį mažokos, bet mano ranka yra didelė, tai aš dėl to užsisakinėjau. Manau, kad aš tikrai ėmiau L. Na, o atėjo M. Aišku, susinaudos ir šitos. Čia irgi yra pastiprinimai tokie galuose. Na, ne pastiprinimai, storesnė, gal ta medžiaga tokia grublėta. Pats galas piršto, bet man norėtųsi, kad būtų ilgesnė ir platesnė. Na, sunaudosiu, bet šitos pagal dydį geriau. Lipdukai prilimpantys, turintys lipnų pagrindą. Vieną panaudojau drugelį, spalvos atspalviai nelabai tiko, bet norėjau drugelio, dėl to panaudojau, bet šiaip piešinukai ryškus ir limpa labai gerai. Šitus ėmiau 2. Galvojau, gal bus didesnis poreikis, dėja nebuvo. Niekas nenorėjo, nors gavau, aišku, vasaros vidury, tai gal labiau į pavasarį, kai visi pasiilgsta kažko po žiemos, tai tada bus populiaresnė. Kol kas nusipirkau, pastovės, palauks kitų metų. Irgi, kaip pažiūriu, būna daug gražių dizainų su užrašais, su folija. Tai yra
baltom raidėm užrašai ir juodom raidėm užrašai. Tokius lipdukus irgi jie prisiklijuoja prie nago. Tikrai lipnus lipdukas ir plonas. Reikia atsargiai dirbti, bet galima priklijuoti. Štai man ant topo prisiklijavo užrašas. Gyvenimas yra geresnis, kai tu juokiesi. Dar dadėti auksinės folijos ir, toksai visai įdomus dizainas. Iki šiol dirbdavau be apsauginių akinių ir pastebiu kartais nuiminėjant dangą šauna ta dalis medžiagos buvusios ir kad apsaugoti akis, nusipirkau tokį visiškai nebrangų apsauginį uždangalą akių, veido uždangalą. Plastikas toksai, nors ir buvo užklijuota apsauginė plėvelė, bet jis ant jo ir kažkokių tokių nešvarumų. Gerai, kad tai ne, kalbu užsidėjus, gerai, kad ne akių vietose. Ir, manau, būtent nuiminėjant dangą ir pastebėjau, kad šaudo kabutėse dažniausiai atliekant pedikiūrą nuiminėjant dangą nuo kojų nagų. Tai štai apsaugai tokį dalyką įsigijau. Sterilizavimo vokai ir indikatoriai irgi pirkau iš karto 2, kad neužsisakinėt po vieną, paskui kai baigėsi jau neturiu kur, nes šiaip aš mėgstu dėti į tokio dydžio, perku 60 ant 100 dydžio vokučius ir mėgstu, kad jie būtų su permatomu langeliu, pagaminta Ukrainoje. Ir dedu po vieną frezą. Jau baiginėjosi mano prieš tai turime, tai aš pradėjau dėti visą komplektuką, kokį naudoju. Bet vėlgi, parenku dangai, pavyzdžiui, nuimti frezą, parenku pagal tai, kas buvo prieš tai dėta. Jeigu ten bazė, tai nereikia ten tokios šiurkščios, galima su švelnesniu nuiminėti. Paskui vėl odelėm irgi priklausomai naudoju arba raudoną liepsnelę, raudonų markerių ar mėlynų markerių liepsnelę. Vėlgi, jeigu netinka su dangai nuimtu, jau pradarau ir nepanaudoju. Kitur irgi, jeigu su žirklutėm atlieku manikiūrą, odelės nukerpu nereikalinga, kaip ir rutuliukas, pavyzdžiui. Tai kai kuriuos išimu ir vėl dedu, turiu vėl sterilizuoti. Tai man patogiau, nežinau, gal nelabai ekonomiška, bet tiek, kiek aš dirbu, man yra geriau. Aš įsidedu po vieną ir matau, ko man reikia, išsiimu ir turiu. Pakuotė 100 vokų, pagaminta Ukrainoje. Galiojimo data ir pagaminimo data. Pagaminimo data ir galiojimo data. Blizgučiai įvairaus dydžio. Turiu nemažai jų, bet tokios šampano spalvos, kad dominuotų, pasižiūrėjau, kaip ir arba neradau, arba neturėjau. Tai tokį vieną dėžutę nusipirkau papildomai. Dar lipdukai. Lipdukai mano mėgstama tema pirkti. Štai tokius ėmiau 2, nes irgi mačiau, kad gražiai būtent atrodė štai šie lipdukai ant piršto, kur su sidabrinė tokia juostelė ir su šakelė. Čia, aišku, šiek tiek mažiukui gal nagui, bet ir trumpesniam ilgai nagų, bet man jie kažkaip gražiai žiūrėjosi, kažkokį mačiau dizainą, dėl to tą pasiėmiau. Ir čia irgi prisiklijuojami,
irgi tokie įdomus piešinukai. Kažkada rodžiau silikoninius įdėkliukus tokius darytis formelėse, ruoštis prancūziškam manikiūrui. Kažkas buvo pas mane telegrame, kažkuri mergaitė įmetus nuorodas AliExpress'e ir iš AliExpress'o prisisakėm. Manau, kad nešeina. Tai dar nebandžiau, kaip atėjo, taip ir stovi. Dviejų formų yra, 4, man atrodo, galimybė rinktis. Čia yra ilgesniai, aukštesniai šypsenai, o čia mažesniai šypsenai daryti. Tai kol kas nebandžiau nei tų, kur turėjau iš Julijos Bilei pirkusi, nei šitų. Nekyla ranka daryti man to įlieto prancūzo su formelėmis, tai gal kada pabandysiu, dabar kol kas tik tai tam, kad turėčiau. Jeigu kas žiūrite video rusų kalba, dabar tenai ant bangos vasarą yra šitos plėvelės pedikiūrui, na ir manikiūrui ir pedikiūrui. Ir pas mus, mačiau, buvo Nails Page gal puslapį, bet pačiam puslapį nebuvo, tik Instagrame reklamavo. Per Instagramą aš neužsisakinėjau, galbūt pačioj pas juos parduotuviai fiziniai buvo galima nusipirkti, o aš siunčiausi Lacnails firmos iš, man atrodo, Ispanija, lacnails.com, lyg tai puslapis. Čia, aš kaip suprantu, yra rusų gamyba, bet jie gal turi kažkokią atstovybę ar atstovę Ispanijoje, tai na, buvo paprašiau siųstis. Aišku, siuntimas ten, nežinau, gal 7 eurai ir 9 kainavo. Ir šitie liubliukai irgi yra 5 eurai ar kažkas panašaus. Tai jau padariau draugiai ant didžiojo piršto, ant visų pirštų mes tiek tų spalvų nenorėjom, tokio įvairybės tokios. Kai aš rinkausi dar vasaros pradžioj, nebuvo labai didelio pasirinkimo, tai pabandymai, na, tokius paėmiau. Nežinau, aš irgi nelabai mėgstu tų tigro ir panterų ir visų leopardų raštų, bet, na, įdomumo dėliai pabandymai paėmiau savo pasidaryti. Tiek gimnastinių gebėjimų neturiu, niekas man iš artimųjų jų neužklijuos, o aš jau pabandžiau, nešiojau beveik 1,5 mėnesio, viskas gerai. Tai tikrai gera alternatyva rudeniui, žiemai, kas nori dengti nagučius kojų, bet gelinis lakavimas esant uždarai avalynei yra griežtai draudžiamas, tai tokios plėvelės klijuojamos kaip vienas iš variantų, kaip alternatyva. Tai užklijuoji, gali net neperdengti topų, aš perdengiau ir, sakau, po 1,5 mėnesio pasižiūrėjau, viskas kuo puikiausiai laikosi, niekas niekur neatsiklijavo, net esu girdėjusi, kad ir nedengiant topų viskas laikosi. Tai kaip alternatyva, bet tiesa, nu, nėra pas mus dar kol kas nepopuliaru, nėra tiek daug galimybių iš kur įsigyti. Gal jūs kažkur perkate iš kitur, parašykite komentarus, man būtų įdomu irgi. Na ir tos pačios firmos podadiskams failai ir juos ėmiau dėl to, kad jie yra ant storo pagrindo. Na, ne plone, čia gal labiau skirta jau populiaravimui daugiau, o štai šitie skirti pėdų kulnų apdirbimui, atliekant diskinį valymą. Tai 48 vienetai, ėmiau 120 gretų.
Aš nedarau, nemirkau, nieko, darau sausą valymą, jeigu darau, bet irgi čia tik patiems artimiausiems ir patiems geriausiems, kurie labiausiai nusipelno, arba savo. Tai prie to pačio, kad nemokėti vien tik tai su šitų dviejų siuntimą, pažiūrėjau, kad ten galima iš to puslapio, tai paėmiau va tokius, pas mus irgi dar tokių nėra. Jau lyg ir Stalekso yra ant to storesnio pagrindo. Šie klijuojami diskai, kažkur mačiau lyg tai, bet, na, kad surinkti didesnį kiekį prekių ir mažiau gautųsi tas siuntimas, tai papildomai tų paėmiau tokių klijuojamų failų. Čia 40, čia 48, čia buffas, na, papoliravimui labiau jau užbaigimui. O čia 120 ant pododisko klijuojasi ir jie būdu 20 mm pododiskui. Frezų deimantinių iš AliExpreso odelėms apdirbti liepsnelių labai retai kada perku ir paskutiniu metu beveik neperku, bet vis giria šitą Hitos firmą, kad kokybė gera. Na, bandžiau liepsneles, ne itin patiko, bet odelių nuvalymui štai paėmiau tokį cilindrą mėlyną, kai tvirtesnė odelė būna tokia kieta, tai visai gerai širkštesnis. Šiaip dažniausiai naudoju raudono žymėjimo profesionalius antgaliukus, bet kai kuriais atvejais jau kur neįveikia raudonas, paimu mėlyną ir pabandymui paėmiau štai tokius. Vanalisa lakas, 443 numeris. Įdomus tuo, kad jisai toks lakas savyje turintis spalvotų blizgučių. Tai paskui užlakuosiu, net įdomu, kodėl gavau ir net jau senai stovi, net nepabandžiau. Žodžiu, paskui ant tipso protestuosiu. Štampavimo plokštelė, irgi pirkau ją dėl štai šito rašto. Na, jau lyg bandžiau šitą, man atrodo, bet ir šitie raštai gražus, tai štampavimui retai kada naudoju dizainuose štampavimą, bet kai kada naudoju ir plokšteles irgi užsisakinėjau iš AliExpreso. Numeris JR30. Vasara baigėsi, o aš dar laikau savo visus pirkinius neišpakuotus ir nenaudoju, kol nenufilmavau. Tai štai tokie kviečių, rugių varpos tokios, tai čia tikriausiai gali tikti ir rudenį. Ir čia yra vandeniu sudrėkinant klijuojami lipdukai. Štai šios du pirkau pakartotinai. Jau turiu tokius, tik tai turiu, man atrodo, jie buvo tokie 5D labiau iškilus, čia lygus. Ir ne visus tokių tikrai nenaudosiu nesąmonių. Mano akim, gal kitiem atrodo normalu, mano akim nesąmonė, bet štai va tokius. Tai minimaliai taip toksai dizainas ant nagų visai gražiai atrodo. Dar vieni lipdukai, irgi nelabai ryškus piešiniai. Man atrodo, lauks kitos vasaros. Pedikiūrui irgi sinusuose, jeigu reikia išvalyti mozolius tuos, arba ten jau kur labai sunku prieiti, tai irgi paėmiau tokius antgaliukus frezų, labai ploni. Tokį netgi galima naudoti, jeigu yra užbėgęs kažkur lakas ar neužbėgo ir mes nenuvalėme anodelių, tai štai taip atsargiai su tokiu planu galima nuvalyti, kad nepažeisti viso manikiūro.
Ir irgi pirkau AliExpress'e, žiūrėjau, mačiau, šiaip juos nusižiūrėjau pas Viktoriją Avdėjevą, bet ten brangiau, čia pigiau, dėl to pirkausi, čia tokiems labai retiems atvejams, dėl to pirkausi iš AliExpress'o. Mačiau vieną dizainą, kameroje atrodo kaip identiškos spalvos buteliukai, gal realybėje irgi vos ne taip atrodo. Ir ten tokia mėlyna spalva buvo įdomi. Žiūrėjau, bandžiau atrasti panašią ir, ne visai tokia, kokios aš tikėjausi ir kokios aš norėjau. Pigmentas truputį nusėdęs. Irgi pabandysiu, kaip dengiasi ant tipsų vėliau truputį. Tai rinkausi irgi nebrangius, bet kad būtų kažkas panašių spalvų, kokių norėjau. Beauty Luxe AliExpress'o lakai, kurių dengimasis man patinka, tai, nėra patys pigiausi jie, bet dengiasi gerai. Ir irgi tokių ryškių spalvų norėjau, tai ta ryški, šita netokia ryški. Irgi kai rinkėsi pagal nuotrauką, atrodo, kad ta spalva turi būti vienokia, realybėj, kai gauni, būna šiek tiek kitokia. Čia yra deimantinė kažkokia kolekcija. Kodėl būtent tokį pirkau laką, aš net ir nepasakysiu, jau ir nepamenu. Kažkas matyt patiko, gražiai atrodė nuotraukoje. Pasirodo, šitiek prisipirkus lakų ir jau nieko nebepamenu, ką turiu. Facebook'e kažkur grupėje skaičiau, netgi iš vienos iš lietuvių meistrių buvo nuorodos, kokias ten rekomenduoja iš AliExpress'o prekes pirkti. Tai irgi buvo parašyta, kad geltona spalva, kuri jai labiausiai patinka ir geriausiai besidengianti, tai yra Venalisos štai šitas numeriukas ir šita spalva tikrai geltona, tikrai graži, be jokių oranžinių, be jokių kitokių atspalvių. Tai yra 15 ml buteliukas į spalvos numeris. Kažkuris iš šitų, gal 3097. Ir galioja iki 26 metų kovo mėnesį. Kad stebėti, aišku, aš daug ką filmuoju, tai nufilmavus galiu stebėti laiką, kiek aš užtrunku kuriam iš etapų, bet ir šiaip įdomumo dėliai, kad šiek tiek save, prižiūrėti, mintyse turėti, kad reikia paskubėti, tokį laikroduką parsisinčiau. Štai nusistačiau laiką ir pasidėjus ant stalo, jisai daug vietos neužima, tačiau pasidėjus kažkur tai gali stebėti vis tik tai, kiek laiko jau praėjo, kiek laiko tu užtrukai ir, bandyti tiek ilgai nesikrapštyti. Podadiskas turiu, šiaip taip, pagrindę turiu Stalexo, originalius tuos podadiskus, o tokį iš AliExpress'o paėmiau, nes kad atskirai dirbant ant užkulnių, ant pėdų, tai kad dirbčiau su dviem, nenuklijuoti ten tų, o ant vieno užsiklijavai, ant kito užsiklijavai ir du tokius turėti pasiruošus. Tai aš kaip sakau, aš nedirbu su ten srautu klientų ir, neužsiciklinus ties ekonomija kiekvieno dalyko
produkto ar priemonės ar dar kažko. Dėl to aš dirbu kaip man patogiau, kad man nereiktų nulupinėti, padirbu su viena koja ir klijuoti kito. Aš geriau turėsiu du, pasiruošiu, užsiklijuosiu ant abiejų, paėmiau, pasikeičiau ir taip man paprasčiau. Tai dėl to aš juos perku ir taip dirbu. Manau, kad ir pas jūs, kaip ir pas mane, visi daiktai kažkur dingsta ir jų niekas neėmė. Namuose pas ką be paklaustum, niekas niekad nieko neima. Ant tipsų užrašyti numeriukui yra permanentinis markeris. Manau, kad permanentinis baltas, nebrangus, bet kad turėčiau, nes kai reikia, nebebandau. Mačiau, pristatinėjo, ėmė, vadino skystų poligelių produktus. Mačiau video apžvalgą, labai gyrė, kad labai gerai laikosi ant visokiausių nagų, ant įvairių ilgių ir labai lengva dirbti ir panašiai. Tai pabandymui užsisakiau, nusipirkau du tuos skystus vadinamus poligelius. Čia vadinasi Flux gelis, 15 ml, ne, 9 ml talpa. Yra 4 spalvos, aš pirkau baltą ir tokią rožinę. Kitos dvi niūdinės rusvos, labai labai panašios, bet visų nesusipirksiu, įdomumo dėlei būtinai norėjau baltos ir norėjau ružavos. Tai pasidariau savo nagus su baltu poligeliu. Ką galiu papasakoti, tai pasakyti, tai jisai dėl minkšto teptuko susidaro jame burbuliukai. Reikia kuo mažiau makaloti tuo teptuku pirmyn atgal kaišioti ir atsargiai stengtis dirbti, kad tų burbuliukų nesusidarytų. Nes išdžiūvus tose vietose lieka tokios kaip skylutės, tai realiai jeigu dengsi laką ant viršaus, tai jos susidengs nieko tokio, bet jeigu nori palikti jau šitą gelį, poligelį kaip spalvą, tai matysis truputį tos skylutės nuo burbuliukų. Ir tokie dvejopi mano jausmai su juo. Iš pradžių ant pirmų nagų man, galvoju, tikrai nelabai patinka, man ten nelabai lyginosi, nors sakė, uždėjus idealiai įsilygina visą kitą. Paskui išmokus truputį perpratus, kaip su juo dirbti, tikrai patogu. Lygiai padengiai nago plokštelę, tokį pagrindą padarai, uždėjai lašiuką, nuleidai žemyn ir jisai pats apgaubė, pats išsilygina. Tai sakau, su keliais pirmais nagais nelabai man sekėsi, nelabai patiko, po to įsidirbus tikrai patiko. Irgi ant tipsų pratestuosim. Štai net noriu parodyti. Štai taip atrodo dėžutė visa, tokia graži. Bet štai siuntinys gautas per 10 dienų, 2 savaitės matė. Mačiau atsiliepimuose, kad toks vaizdas bus ir to tikėjausi. Todėl, kad siunčia ne tvirtam įpakavime, o paprastame celofaninėme krepšyje. Dėl to taip ir galvojau, kad taip ir bus, to ir tikėjausi, tai nenustebino. Lempų turiu daug ir dėl ko pirkau dar vieną. Rinkausi, aišku, labiausiai norėčiau, kad lempa turėtų metalinį dugną, kad džiovinant šiek tiek šviesa atsispindėtų ir padėtų dar geriau džiūti medžiagai.
tačiau neradau ir žiūrėjau, kad štai šitoj vietoj būtų irgi lemputės, nes įkišus didįjį pirštą, dažniausiai jo toli nebekiša klientės. Ir kai čia nėra lempučių, jos yra toliau nuneštos, tas didysis pirštas, jisai gerai nepradžiūsta. Tai žiūrėjau, kad būtų čia lemputės, nuo čia prasidėtų. Na ir kas dar? Kad būtų sumažinto karščio tas mygtukas ir ta funkcija. Bet noriu lempos, kurie džiovintų žalius, baltus, lakus, todėl, kad šią vasarą atsitiko taip, kad kiek žaliai nulakuoju nagus, taip jie paskui atsilupa. Ir atsilupa taip, matosi, kad jis neišdžiūvęs, nors liepiu laikyti po 60 sekundžių kiekvieną nagą. Tai šiek tiek kaltinu taip savo lempas, nežinau, arba lakas, arba lempos. Tai dar pabandymui nusipirkau tokį, irgi nebuvo labai super brangi, ten, nežinau, iki 20 eurų gal. Tai dar vieną lempą, aišku, lempos neprapuls, gali dėti jas dvi ant stalo, džiovinti vieną ranką, džiovinti kitą ranką, taip dar net greičiau ir taip net ir gal geriau. Ir todėl, kad turėsiu lempą, tai nieko tokio. Yra laikmetis, mano ten kai kurių yra, kai kurių nėra. Dabar pabandysim įjungti. Laidas, toksai metrinis gal. Dega rožinė šviesa. Kai kurios dega violetinė, kai kurios lempos rožinė. Nežinau, kuo tai skiriasi. Kažkuo skiriasi, bet nežinau kuo. Ir va, dabar šį kartą noriu visos mano violetinės šviesa dega. Dabar norėjau rožinę šviesą. Įsijungia 120 sekundžių. Nėra automatinio sustojimo, jeigu įkiši. Ir man šiaip norėtus nėra atminties, kad įkišus klientui, kad nespaudinėjant, kad jisai atsimintų paskutinį laiką, kurį džiovinai. Čia to nėra. Deja. Praėjus 20 sekundžių sustiprėja intensyvumas šviesos ir tas kaitinimo galia didėja. Žodžiu, dabar pratestuosim, pabandysim lakučius ir tuo pačiu pažiūrėsim, kaip ta lempa džiovina. Kaip minėjau, pirmiausia reikia plonų sluoksnių padengti, padaryti tokį pagrindą. Ir teptukas yra minkštas, tai geriau jo buteliuke nemakaluoti, kad nepridaryti burbuliukų. Persidengus plonų sluoksnių, imam lašą ir dedam prie odelio. Ir trūksta. Štai iš karto matosi, kad burbuliukai tai vienas iš minusų. Nėra taip, kad jisai labai būtų patogus, labai patogus, kad patogesnio nesu mačius. Bet kai dariau savo ant nagų, paskui sakau, kuo toliau, tuo man labiau jisai patiko. Gana gerai pasiskirsto, bet štai tie burbuliukai ir jau susprogdinti irgi nėra visai lengva.
Bet lyginasi tai jisai savaime greitai. Rožinis. Darbas panašus kaip su baze. Na, bet lyginasi, pažiūrėkite. Bent jau rožinis tai žais lengvai. Pabandysiu pažiūrėti jo kietumą. Štai abi dvi spalvytės, balta galbūt net ir pilnai perdengtų nagą, rožinė, na gal šiek tiek gali persišviest natūralus nagas, bet irgi gražiai atrodo. Dildžiuojasi lengvai, bandžiau ant savo nagų, tikrai nėra jokių problemų, nei ten kaip guma gabalais laksto, nei kažką. Pradžiovinau ant lapuko minutę, tokį ne visai mažą sluoksnį, ne ploną sluoksnį. Ir apačioj viskas išdžiūvę. Dabar pažiūrim kaip su tvirtumu. Tai, na, taip, tai yra tvirta medžiaga ir šiek tiek elastinga. Kaip ir sakė, dėl to, kad šis poligelis skystas turi elastingumo, dėl to jisai gerai laikosi ant natūralaus nago, kad dėl būtent to elastingumo natūraliam nagui judant jisai irgi šiek tiek prisitaiko ir juda ir dėl to mažiau atšoka. O net kol kas štai ir arka laiko. Nežinau, ar paskui neišsitiesis, kol kas paliksiu, pažiūrėsiu, ar tinka priauginimam. Teigia, kad tinka ir priauginimam, bet reikia viską bandyti, nepasitikėti, ką sako, o bandyti patiem. Galima perdengti net vienu sluoksniu. Realybėje jisai turi balto tokio atspalvio, labiau kažkokio matyti pigmento balto, nes kameroje to nesimato, realybėje jis ir ryškesnis truputį ir kitokia spalva. Čia jau ne vienu sluoksniu. Šita spalva dengiasi, reikalingi 2 sluoksniai ir pati spalva nėra ypatingai graži. Efektas kažkuo panašus į Gratol Opal. Katės akies neturi. Ir galbūt jisai net gražiai atrodytų užtepus ant kažkokio kito, kaip efektas, o ne kaip patį vieną laką naudoti. Na, gražiai ant balto žiūrisi, toksai, na, turtinga spalva tokia padaro. Na, kaip efektas ir ant rožinio gali būti, bet ant balto gražiau atrodo. Epsai truputį kreivi tokie, nelabai kokybiški, tai taip atrodo tas kraščiukas ne visai tiesus, bet štai tokios spalvytės. Tai 66 numeris man nelabai patinka spalva, nežinau, tokia neskaidri, nešvari, realybėje irgi ryškesnė, na, tokios irgi
kam patinka ryškios, kas nešioja, tai vasarai gal ir rinktųsi. Daugam gal ir per ryškiai būtų. Na, o tas kaip efektas ant kažkokio vieno ant kelių nagų padengti irgi toks įdomus, visai gražus lakas. Truputį ilgokai yra tų dalelių ir gaila, bet jos laku užsidengia. Nesimato jau spalvos visos, bet toksai visai įdomus efektas. Bandom geltoną spalvą ir naująją lempą, kaip jos susitraukaus. Noriu užtepti ne visai tonų sluoksnių. Žiūrėsim, kaip lempa susitvarkys. Išdžiovins ar neišdžiovins. Kad idealiai dengtųsi ir išsilygintų, taip nėra. Kaip ir dauguma geltonų, čia irgi yra tų tokių juostelių matosi. Ir dėja, štai toj vietoj, kur buvo didesnis sluoksnis, irgi neišdžiūvo. Štai abi dvi Venalisas spalvos, tas įdomus efektas po su tom dalelytėm. Vėlgi, spalva nelabai tokia gal populiari, nežinau, lyg tai yra ir kitokio atspalvių, bet vieną nagą kažkur pakomponuot, paderint gal ir gerai. Laką geltoną reikėjo, nežinau, ar yra tokių lempų, jau aš nelabai tikiu dabar, ar aplamai yra lempų, kurios pigmentuota spalva tokiu ne visai plonus sluoksniu išdžiovintų per 60 sekundžių, jeigu yra, tai norėčiau irgi sužinoti, kas tai per lempas. O jeigu plonus sluoksnių tikrai persišviečia, tikrai 2 arba 3 sluoksnių reiktų. Visai neblogai ir vienu sluoksniu persidengia, bet reikia antros sluoksnių. Gairi mėlynos tokios spalvos, gražios, iš tikrųjų gražios spalvos, abidvi gražios, abidvi puikiai besidengiančios ir už tokią kainą tikrai verta, bet net ir šitoj firmai irgi yra lakų, kurie sunkiai dengiasi, tai spalvų. Tai negalima pagal dvi spalvas vertinti, kad tai geras ar blogas lakas, bet šitos tikrai man patinka ir gražios tikrai spalvos. Netgi aš nelabai mėlynų spalvų mėgėja, bet visai netgi pasidaryčiau manikiūrą su tokiom spalvom. Taigi, tiek šiandien prekių. Nuorodas aš palieku aprašyme, kam reikia, rasite tenai. Kartais parašau net ir kainą pirkimo, kiek aš mokėjau pirkimo metu. Jeigu nebūna tos prekės, paieškau arba analogišką, arba parašysiu, kad jau nėra galimybės tą prekę įsigyti. O šiandienos apžvalga buvo tokia, gana nemažai prekių, gal kažkas bus naudinga. Ačiū, kad žiūrėjote, iki pasimatymo kitą kartą.